Sveiki, sveiki. Ačiū, kad stebit mano kanalą ir prenumeruojat, ačiū, kad spaudžiat patiktuką, ačiū, kad komentuojat, kuo nudžiugins mūsų rytojus. Tai tokia ypatinga kaladė šiandien. Man pasinorėjo ją pasižaist. Va, ir tuoj pamatysit. Įsirinkit, kaip jūs mėgstat savo variantą ir kada norit. Ir vat pasakoju. Nu, čia truputėlį teks. Čia jums rodo tokį kovotoją. Šiek tiek uždarytą kovotoją. Gali būti, kad jums pasirodys. Greičiausiai tai taip nėra, bet jums pasirodys, kad kažkas nori jūs, kažkaip pastumti į šalį. Kažkaip atimti galbūt kažkokį jūsų pasiekimą ar laimėjimą. Ar jūs nujaučiat, ar nuspėjat, ar taip įsivaizduojat, kad jums kažkas trukdo galbūt tobulėti. Ir todėl jūs sutelksit visas jėgas, visą išmintį, visą išsilavinimą ir išsimokslinimą ir protą, ir jėgą, ir galią, ir nugalėsit šituos priešus. Gal jūs, kaip ir šitas tatuiruotas kovotojas, išlaušit kokius nors verbus ir išeisit į laisvę, o gal jūs tiesiog įjungsit sveiką protą, šiek tiek giliai pakvėpuosit, gal pamastysit, gal pamedituosit ir suprasit, kad jokios problemos nėra, kad tai visai jokia bėda, kad tas viršininkas, kuris pasakė jums kažkokį nepatogų, nemalonų tekstą, gal jis visai neturėjo jūsų galvoj. Gal jam skauda skrandį, gal jam spaudžia batas, ar iš viso kokią nors jo problemą. Ir visai ne jūsų. Ir visai jis nesiruošia jūsų atleist, ir visai nesiruošia atimti jūsų atlyginimo, ir visai čia nėra jums ko kovot. Jums tiesiog reikia giliai pakvėpuoti ir palaukti, kol viršininkas nusiramins. Geriau dingt jam iš akių. Ar kažkaip tai taip. Ta problema, kuri atrodo jums problema, reiktų, šiek tiek padėti į šalį ir pamiršti. Ir tada už kurio laiko, gal rytoj, gal į vakarą, gal kitą dieną prieš pusryčius, jūs suprasit, kad kovot nebuvo su kuo ir tų virbų visai nereikėjo čia laužyti, kad jie patys puikiai atsidaro ir jūs išleidžia toliau mėgautis jūsų patogių gyvenimu. Ir jūsų visais laimėjimais ir pasiekimais. Va tai jūs ir nudžiugins. Oi, kokia puikia korta. Šita korta sako, kad jūs jau pasiekėt, tokį lygį, kad jau toliau jūs einat dar aukščiau. Jūs einat į aukštesnį lygį. Galbūt tai bus jūsų naujas automobilis. Gal koks nors ypatingas virtuvės remontas. Nebūtinai jūs rytoj jau tai ir gausit iš karto iš pat ryto. Vien tai, kad jūs suprasit, kad jūs jau galit įsigyti kitą automobilį, arba galit jau pradėti planuoti remontą, jūs labai nudžiugins. Gal tai kokia ypatinga kelionė. Gal tai dar kažkas tokio ypatingesnio negu buvo, geresnio negu buvo. Žodžiu, vis geriau ir geriau. Ir jūs rytoj tiesiog pamatysit, kad jūsų gyvenimas tik gerėja ir gerėja. Jūs kažkaip įsisukę į reikalus to nesupratot, o jūs rytoj imsit ir suprasit. Jūsų pasaulis ima jūs ant rankučių ir neša parodyt jums, koks jisai yra geras, koks jisai yra nuostabus, kaip jis jūs gali pasupt supinėse, ar parodyti jums,
kokią gražią vietą, ar gražų filmą, ar skanų valgį, ar kažką, jūs kaip kūdikį mama ima ant rankų ir neša ir parodo, pažiūrėk ten ir ten ir ten, kiek gražių dalykų, jūs rytoj pakilės ir nuves tenai jūsų visata, jūsų aplinka, jum beliks tik tai stebėtis ir džiaugtis. Žinoma, kad tai pradžiugins. O čia nostalgijos tokių gerų, švelnių jausmų situacija. Na, kai jūs galbūt pasineriat į svajones, gal į prisiminimus, gal jūs pamatėt kokį filmą, kurį anksčiau mėgot, gal išgirdot muziką, gal sutikot seną draugą ar seną meilę, ar kažką tokio, kažką tokio, kas jau buvo buvę jūsų gyvenime ir kas buvo labai malonu. Ir tas prisiminimas jūs taip maloniai nuteikia, taip švelniai, taip truputį pakylėtai, truputį net graudu, kaip tai buvo gera. Ir jūs dabar jaučiate tą patį gerumą. Nu, arba galima, jeigu į prozą pažiūrėt, tai jūs galbūt kokioj situacijoje esat sudėtingoj ir prisimenat, kad tokią pačią situaciją jūs labai lengvai išgyvenot, na, sakykime, ne taip seniai ar seniau, ir jūs suprantat, kad tikrai tai įveikiama ir tai nėra taip sudėtinga. Ir žinoma, kad tai jūs džiugina, na, ir korta tikrai graži nupiešta. Tai iš viso, na, tokios ypatingos kortos. Taip. O šita korta sako taip, kad tai jau yra pinigų korta. Tai yra kalba apie jūsų pinigus, kurių jūs uždirbsit dar daugiau, kadangi labai paruošėt kokį nors projektą gerą. Ar sukūrėt kokį kūrinį, ar pasikėlė taip kvalifikaciją, kad dabar jau jūs dar labiau žinot, ką daryti ir darot vis geriau ir geriau. Ir jūs tai rodot gal savo kokiem vertintojam, gal tiesiog klientam, gal tiesiog apskritai kam nors, kas susijęs su jūsų uždarbiu, su jūsų atlyginimu. Ir žinoma, kad visi įvertina puikiai, ir už tai jums sumoka dar daugiau. Na, čia galbūt įdomios kortos. Taip, tokia įdomi statyba ir kūryba, kad jūs rytoj stebėkit. Tai turėtų būti įdomu, kaip jūs patobulėsit ir kaip tai įvertins aplinka. Tai būtinai atsitiks, bet jums labai svarbu būtų nepraleist momento. Tuo momento, kuris jūs ir nudžiugins.